Sveiki draugai, turbūt neįmanoma rasti geresnės vietos paaiškinimui, kas yra NRTK technologija ir kuo skiriasi jinai nuo RTK. Kaip dauguma jau žino, iki pernai metų imtinai perkant palydovinį vejos robotą reikėdavo įsikelti GPS anteną. Kažkur ant pastato ją įsikelt tam, kad robotas turėtų dar vieną anteną. Viena yra robotė, o antra yra keliama. Nuo šių metų atsiradus NRTK technologijai tos antenos kelti nebereikia, nes robotas vietoj tos keliamos antenos jungiasi prie ko? Prie GSM bokštų. Bitė, Telia, Tele2. Aplink robotą 50 km spinduliu, jeigu yra bent 3-5 bokštai, tai jau robotui yra pakankamai gera sąlyga dirbti NRTK technologijai. Lietuvoje yra gausu GSM bokštų, jų yra labai daug, be abejo neturi būti taip arti kaip čia, tai tiesiog labai gera yra iliustracija, kas yra NRTK. Taip kad jeigu nusprendė esate pirkti Sunseeker vejos robotą, generacijos antros jums antenos kelti nebereikės. Viskas bus paprasčiau negu būdavo iki šiol. Trumpai apie pačią instaliaciją, jei jau žiūrite šį video. Tai statome stotelę kažkur atviroje vietoje, nes robotas turi savyje, kaip minėjau, GPS imtuvą. Tai turi būti ne po pastatu, ne po terasą, turi būti ten, kur atviras dangus. Toliau mes sukursime savo programėlę, parsisiuntę Sunseekerio programėlę be abejo. Turėtume savo paskyrą, šį robotą prisidėsime prie savo paskyros. Toliau mes su robotu apvažiuosime teritoriją kraštais, ten, kur jisai pjaus ir dirbs. Vėliau galim pažymėti gėlynus, kad yra nepjavimo zona. Be abejo, galite rizikuoti gėlėm, jeigu jūs to norite, bet aš patarčiau nerizikuoti, nes kaip būtų robotas ne žmogus. Klysta kartais ir žmogus, klyst gali kartais ir robotas. Jeigu jūsų teritorija yra iš 2 zonų arba daugiau, kad ir iš 10 zonų, ir, pavyzdžiui, mus skiria kelias, tai mes sukūrė vieną planą šioje teritorijoje, antrą planą kūrėm kitoje teritorijoje. Lygiai taip pat apvažiuojame teritoriją kraštais ir bus mūsų antra darbinė zona. Viskas, ką mums paskui reikės padaryti, parodyti kelią, per kuris pravažiuoja iš zonos vienos į kitą. Prieš instaliuojant bet kokį vejos robotą, mano patarimas, nusipjaukite žolę iki to aukščio, kurioje robotas ir ją laikys. Daugmaž 5-4 cm. Jeigu šienelio kabutėse yra daug, visą jį pašalinkite, nes paskui per tą šienelį jis važinės. Taip kad mes sustvarkome savo teritoriją, sustvarkome pakraščius, aukštą žolę pašalinam, instaliuojam robotą ir džiaugiamės laisva vasara nuo šio darbo. Viskas, ko mums karts nuo karto reikės, trimeriu pasigražinti savo kraštus, palei medžius, palei gėlynus, nes ten prie pat lys galbūt labai nereikia ko, taip ar taip trimeriu reikės, taip kad važiuokite šiek tiek saugesnė zona nuo krašto, kad robotas nepasimautų. Na ir pirmas kelias savaitės robotas mokinasi, tobulinasi, kantrybės jums, o jis viską išmoks eigoje. Jeigu neišmoks, šiek tiek kažką galbūt esate padarę neteisingai, šiek tiek pasikoreguosite, pasvarkysite aplinką ir viskas bus liuks. Tikrai pirkinys jūs džiugins. Robotas savo aplinką taip pat be abejo mato. Turime prieki 2 kameras ir turime viršuje va štai čia lazerį. Kamera mato vaizdą, spalvas, o lazeris mato struktūrą. 2 šios technikos leidžia robotui pakankamai tiksliai identifikuoti įvairiausias atsiradusias kliūtis. Na, o jeigu turite daugiau klausimų apie šį gamintoją, šį vejos robotą, kuris yra didžiausios apimties iki 60 arų, beje yra 20 arų, 30 arų ir 60 arų versijos su 3 varomais ratais. Reiškia, pas mus yra priekį varomi ratai ir gale dar vienas varomas ratas čia. Jis ir sukinėjasi ir varomas. Ten, kur nelygų, ten, kur reikia pasisukti, robotas naudoja tą vairuojamą ratą ir gale, kad mažiau peštų žolę arba geriau įliptų į kalną. Šiam kartui tiek. Jeigu turite daugiau klausimų, mielai klausite, mielai atsakysime. O už laiką ir patiktuką būsime dėkingi.